Šiandien pagalvokime, ką reiškia būti žemės druska. Kai Jėzus sako, jūs esate žemės druska, jis kalba ne tik apie tai, kad krikščionys turi būti geras žmogus. Biblijoje druska buvo dedama ant kiekvienos Dievui aukojamos atnašos. Ji buvo sandoros ženklas, bet kartu primindavo, kad auka turi būti paruošta ir atiduota Dievui visa širdimi. Todėl būti žemės druska reiškia daugiau nei daryti gerus darbus. Tai reiškia savo gyvenimą paversti auką Dievui. Kiekviena malda, tarnystė, atleidimas, kiekvienas meilės darbas tampa tarsi atnaša, kuri kyla pas Dievą. Tačiau Jėzus perspėja, jeigu druska nustotų surūmo. Tikėjimas praranda skonį tada, kai žmogus pradeda gyventi tik dėl savęs, susikoncentruoja ties savimi. Kai visus sprendimus matuoja vien savo nauda, patogumu arba nuotaika. Tada jis pamiršta, kad yra pašauktas nešti Dievo meilę visam pasauliui. Šiandien verta, skaitant šią Evangeliją, paklausti savęs, ne tik ar esu geras žmogus, bet dėl ko gyvenu, kam tarnauja mano gyvenimas. Jėzus primena, kad tavo gyvenimas nėra tik tavo reikalas. Dievas per tave nori pasiekti kitus žmonės. Tavo ištikimybė gali sustiprinti silpstantį, malda gali išmelsti malonę kitam, tavo gerumas gali grąžinti viltį žmogui, kuris ją prarado. Būti žemės druska reiškia gyventi suvokiant, kad Dievas tave pašaukė ne tik dėl tavęs paties, bet ir dėl viso pasaulio. Ir kuo labiau leidi savo gyvenimą perkeisti Kristui, tuo labiau tampi ta druska, kuri saugo pasaulį nuo sugedimo ir padeda žmonėms atrasti Dievą. Jeigu nori, paklausk savęs, ar tavo tikėjimas dar turi skonį, ar tavo gyvenimas padeda kitiems priartėti prie Dievo. Palaimintos dienos ir gero apmąstymo.